Baimė yra viena iš galingiausių ir universaliausių žmogaus emocijų. Ji gali priversti mus jaustis pažeidžiamais, tačiau taip pat gali būti galinga jėga, skatinanti mūsų veiksmus ir sprendimus. Apie baimės energijos transformaciją taip pat pakalbėsime išsamiau. Tačiau visų pirma reikėtų suvokti, iš kur kyla baimė ir kodėl mes ją jaučiame. Tai yra esminis žingsnis siekiant suprasti save ir įveikti šią emociją. Baimė turi gilias šaknis mūsų biologinėje ir evoliucinėje prigimtyje. Žmonija išgyveno tūkstantmečius, reaguodama į grėsmes ir pavojus, todėl mūsų smegenys išvystė sudėtingus mechanizmus, kad galėtų aptikti ir reaguoti į potencialius pavojus. Pagrindiniai baimės šaltiniai yra amygdala ir kitos smegenų struktūros, kurios veikia kaip pavojaus signalizacija. Kai smegenys aptinka grėsmę, jos siunčia signalus, kurie sukelia fiziologinės reakcijas. Padažnėja širdies plakimas, kyla adrenalino lygis, susitraukia raumenys ir taip toliau. Ši kovos arba bėgimo reakcija padeda pasiruošti išgyvenimui grėsmingose situacijose. Taigi be biologinių priežasčių baimė taip pat turi ir psichologinę prigimtį. Mūsų patirtis, išgyvenimai ir mokymasis formuoja mūsų suvokimą apie tai, kas yra pavojinga. Baimė gali kilti iš ankstesnių trauminių įvykių, socialinio spaudimo ar net iš mūsų pačių minčių ir įsitikinimų. Tai, ką mes laikome grėsme, yra labai subjektyvu ir gali skirtis priklausomai nuo individualių patirčių ir kultūrinio konteksto. Kodėl mes jaučiame baimę? Baimė yra neatsiejama mūsų emocinio kraštovaizdžio dalis. Ji mums padeda išlikti budriems ir saugoti savo gyvybę. Baimė taip pat gali veikti kaip motyvacijos šaltinis, skatindama mus siekti saugumo ir komforto. Tačiau kai kuriais atvejais baimė gali tapti pernelyg stipri ir nevaldoma, ribodama mūsų galimybės ir gyvenimo kokybę. Suvokti, kodėl jaučiame baimę, yra esminis žingsnis, siekiant įveikti šią emociją ir panaudoti ją kaip pozityvią jėgą. Taigi baimė yra sudėtinga ir daugialypė emocija, kuri turi tiek biologinės, tiek psichologinės šaknis. Suvokdami jos kilmę ir prigimtį mes galime geriau suprasti save ir rasti būdų, kaip įveikti baimę bei atskleisti po ją slypintį potencialą. Taigi panagrinėsime šią temą kiek giliau ir aptarsime metodus bei strategijas, padedančias įveikti baimę ir stiprinti asmeninį augimą bei pasitikėjimą savimi. Tuo tarpu štai jums keletas praktinių patarimų, kaip įveikti baimės ir atskleisti po ją slypintį potencialą, pagrįstų moksliniais bei ezoteriniais principais. Pradėkime nuo mokslinių principų. Tai yra kognityvinė elgesio terapija. Šis moksliniais tyrimais pagrįstas metodas, kuris padeda žmonėms suprasti ir keisti savo mąstymo ir elgesio modelius, moko atpažinti baimę keliančias mintis ir pakeisti jas racionaliomis bei pozityviomis. Eksponavimo terapija apima laipsnišką susidūrimą su baime keliančiomis situacijomis, kol baimė sumažėja. Šis metodas gali padėti sumažinti baimės intensyvumą ir padidinti pasitikėjimą savimi. Neuroplastiškumas – tai smegenų gebėjimas keistis ir prisitaikyti. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad smegenys gali pakeisti savo struktūrą ir funkcijas, reaguodamos į naujus potyrius ir mokymąsi. Taigi, praktikuojant pozityvius mąstymo modelius ir veikiant pagal juos, galima sukurti naujas nervų jungtis, kurios mažina baimę. Taip pat moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad gilus ir lėtas kvėpavimas gali padėti sumažinti streso hormonų, tokių kaip kortizolis, lygį, mažinti baimę ir nerimą. Meditacija ir vizualizacija yra senoviniai ezoteriniai metodai,
kurie padeda nuraminti protą ir susikoncentruoti į teigiamas mintis. Taigi vizualizuokite save nugalint baimę ir pasiekiant savo tikslus. Tai gali padėti sukurti vidinę stiprybę ir pasitikėjimą savimi. Energetinis darbas su čakromis taip pat padeda įveikti baimes. Manipūros čakra yra saulės rezginio srityje ir atsakinga už asmeninę galią bei pasitikėjimą savimi. Praktikuojant energetinius pratimus tokius kaip joga ar reiki ar bet kokios kitos energetinės praktikos, galite subalansuoti manipūros čakrą ir padidinti savo asmeninę galią. Mantrų kartojimas yra garsinės meditacijos forma, kuri gali padėti nuraminti protą ir įveikti baimę. Pasirinkite mantrą, kuri jums patinka ir kartokite ją reguliariai, kad pasiektumėte vidinę harmoniją ir stiprybę. Tai yra mano viena iš mėgstamiausių praktikų. Taip pat jums gali padėti kristalų terapija. Kristalai tokie kaip citrinas ar tigro akis yra laikomi energetiniais akmenimis, kurie gali padėti įveikti baimę ir padidinti jūsų drąsą bei pasitikėjimą savimi. Naudokite šiuos kristalus meditacijose arba nešiokite juos su savimi kaip amuletus. Taip pat galite rašyti dienoraštį, užsirašykite savo baimės ir refleksijas apie jas. Tai padės jums geriau suprasti savo baimę ir rasti būdų, kaip su ja susidoroti. Nusistatykite savo mažus tikslus, pradėkite nuo mažų įgyvendinimo tikslų, kurie padės jums žingsnelis po žingsnelio įveikti baimę ir jaustis labiau pasitikintiems savimi. Taip pat ieškokite palaikymo, pasikalbėkite su draugais, šeima ar specialistais apie savo baimės. Socialinis palaikymas gali būti labai naudingas ir skatinti jūs veikti. Galbūt galite sulaukti ir gerų patarimų. Baimės įveikimas ir potencialo atskleidimas gali būti ilgalaikis procesas, tačiau su atkaklumu ir pozityviu požiūriu jūs tikrai pasieksite puikių rezultatų. Štai jums dar keletas papildomų metodų padedančių susitvarkyti su baimėmis, tai yra fizinė veikla, nes reguliarus fizinis aktyvumas, toks kaip bėgimas, joga ar plaukimas, gali padėti sumažinti stresą ir nerimą bei stiprinti pasitikėjimą savimi. Taip pat mindfulness praktikos, tokios kaip sąmoningas kvėpavimas ir dėmesio sutelkimas į dabartinį momentą, gali padėti nuraminti protą ir sumažinti baimę. Relaksacijos technikos. Praktikuokite įvairias relaksacijos technikas, tokias kaip progresyvi raumenų relaksacija arba autogeninė treniruotė, joga nidra. Jos gali padėti jums sumažinti fizinę ir emocinę įtampą. Taip pat jums gali padėti psichologiniai metodai, tokie kaip pozityvių afirmacijų naudojimas, nes pozityvios afirmacijos yra trumpi teiginiai, kuriuos kartojant galite pakeisti savo neigiamas mintis pozityviamis. Pavyzdžiui, galite kartoti savo: aš esu stiprus, aš esu stipri ir galiu įveikti bet kokius iššūkius. Taip pat naudokite savarankiškos terapijos metodus, pavyzdžiui, skaitydami saviugdos knygas ar klausydamiesi motyvuojančių kalbų. Tai gali padėti jums geriau suprasti savo baimę ir rasti būdų, kaip su ja susidoroti. Rašykite žurnalą apie savo baimės ir emocijas. Taip galite geriau suprasti jų kilmę ir rasti būdų, kaip jas valdyti. Kiti socialiniai metodai, tokie kaip konsultacijos ir palaikymo grupės, galite pasiieškoti konsultacijų ar prisijungti prie palaikymo grupės, kurioje galėtumėte pasidalinti savo baimėmis ir gauti paramą bei patarimus iš kitų žmonių. Suraskite mentorių galbūt, kuris galėtų padėti jums įveikti baimės ir pasiekti savo tikslus. Mentorystė gali suteikti jums reikalingą patarimą ir palaikymą. Taip pat ieškokite įkvėpimo šaltinių, tokių kaip dvasinės knygos, paskaitos ar meditacijos praktikos, kurios gali padėti jums atrasti vidinę ramybę ir stiprybę. Praleiskite daugiau laiko gamtoje, kuri gali padėti nuraminti protą ir atkurti vidinę harmoniją. Taip pat galite pasitelkti ir šiuolaikinius technologinius metodus, įvairiausias mobilias programėlės, kurios yra skirtos streso ir nerimo mažinimui. Yra daugybė programėlių, kurios siūlo meditacijos, mindfulness ir kvėpavimo pratimus. Taigi šią aktualią temą mes pratęsime kitose video. Taigi spauskite
mygtuką patinka, o komentaruose rašykite, su kokiamis baimėmis jūs susidurite, bei užsiprenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte informacijos jums aktualią temą. Būkite drąsūs ir pasitikintis. Iki sekančių susitikimų.